Tai sveiki, ką? O, iškart geriau. Einam apžiūrėsim 1.21.6 versiją. Gerai, tai pradžioje atsirado rūkas, nu ir gal ir nieko visai. Na bent jau geriau atrodo negu naujieji tie Vibrant Visuals. Didžiausia sensacija tai nauja būtybė, nu ir blokas. Tai išdžiūvų šmėkla ir laiminga šmėkla. Dabar galėsit visi skraidyti kaip kokie lėktuvėliai. Dar viena naujiena, kad numušus šmėklą su jos pačios ugnies kamuoliu gausite muzikinį diską pavadinimu Ašaros. Labai rekomenduoju paklausyti, net pats į Spotify playlistą įsidėjau. Dar šiek tiek pasikeitė, kaip veikia eleksyro efektai. Na ir žinoma, pasikeitė pavadėlio receptas, o taip pat pagaliau ir balnus galima pasigaminti. Dar vienas unikalesnių atnaujinimų tai pavadėlių sistema, tai dabar galėsite paršiukų traukinius daryti ir skraidintis bokštais kartu su šmėklom. Kaip jau ir minėjau, su šmėklom galima skraidyti, o taip pat puikiai jas panaudosite dangoraižio statybam. Toliau atsinaujino debesis, jei žiūrit mano video, žinot, kad debesise yra paslėptas Velykų kiaušinis, ir galiausiai arkliukai. Na, nebėra tokie išrankus ir pagaliau valgo morkas. Tai tiek šįkart. Nori sužinoti kokių įdomių faktų apie naujausią versiją? Rašyk į komentarų žodį noriu ir ai!